2008 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas nusprendė, jog specialistų poreikį formuoja valstybė. Tai reiškia, jog valstybė pati nusprendžia, kiek ir kokių sričių specialistų šalies ūkiui reikia dabar ir kiek jų reikės ateityje. Nustatydama konkretų skaičių, valstybė įsipareigoja sumokėti už šių specialistų rengimą. Finansuojami tik gerai besimokantys studentai. Valstybė privalo garantuoti, jog biudžete būtų numatytos lėšos apmokėti studentų studijų išlaidas. Nemokamas mokslas garantuojamas tik tiems studentams, kurie atitinka gero mokymosi kriterijus ir neviršija valstybės nustatyto specialistų poreikio. Tie, kurie nusprendė studijuoti savo lėšomis, nors ir gerai mokysis, nebus finansuojami. Valstybė nekontroliuoja studentų skaičiaus, ji kontroliuoja kokybės standartus. Jei valstybinė aukštoji mokykla gali tokius pačius valstybės nustatytus kokybės standartus atitinkantį išsilavinimą suteikti ir tiems, kurie studijuoja savo lėšomis, negalima kliudyti ir apskritai drausti priimti tokius asmenys mokytis šioje mokykloje. Valstybė nustato studijų kainos sudarimo kriterijus, aukštosios mokyklos nustato studijų kainą. Studijų išlaidų apskaičiavimas aukštosioms mokykloms negali būti primetamas. Toks teisinis reguliavimas, kuris sudaro prielaidas ignoruoti racionaliais argumentais pagrįstą valstybinio aukštųjų mokyklų poziciją dėl realių studijų išlaidų, pažeistų Konstitucijos garantuojamą aukštųjų mokyklų autonomiją. Studijų kaina turi būti pagrįsta išlaidomis. Lėšų planavimas turi būti pagrįstas apskaičiavimo, kokios lėšos reikalingos kokybiškoms studijoms tose aukštosiose mokyklose organizuoti ir deramam mokslinės veiklos lygiui palaikyti. Studijų kainos valstybės užsakytiems studentams ir studijuojantiems savo lėšomis gali skirtis. Taip yra dėl to, jog sudarydamos papildomas galimybes, aukštosios mokyklos gali turėti papildomų išlaidų. Kiekvienas remtinas besimokantis asmuo galės gauti studijoms būtiną valstybės paskolą. Tuo tarpu gerai besimokantys asmenys, neviršijantis valstybės nustatyto specialistų poreikio, nepatirs jokių studijų išlaidų. Pagal Konstituciją turi būti sukurta tokia aukštojo išsilavinimo siekiančių asmenų rėmimo sistema, kad kiekvienas aukštojoje mokykloje besimokantis asmuo, kuriam reikalinga parama, turėtų galimybę gauti studijoms būtiną valstybės paskolą. Turtą savarankiškai valdo aukštosios mokyklos, valstybė įgyvendina priežiūrą. Valstybinėms aukštosioms mokykloms, jų funkcijoms vykdyti turi būti ne tik skiriamos valstybės biudžeto lėšos, bet ir perduodamas atitinkamas valstybės turtas. Vadinasi, valstybė pagal Konstituciją turinti pareigą prižiūrėti mokymo įstaigų veiklą, turi prižiūrėti ir tai, ar perduotas valstybės turtas yra valdomas, naudojamas, juo disponuojama paisant viešojo intereso, visuomenės poreikių. Nustatyta valstybės pareiga sukurti konkuravimo aplinką tarp valstybinių ir privačių aukštųjų mokyklų dėl privačiomis lėšomis studijuojančių studentų. Valstybinės aukštosios mokyklos gali teikti išsilavinimą ir savo lėšomis studijuojantiems asmenims, jei mokykla turi tokių galimybių. Taigi studijuojantieji aukštosiose mokyklose traktuotini ir kaip aukštojo mokslo paslaugų vartotojai. Teikdamos aukštą išsilavinimą savo lėšomis studijuojantiems asmenims, valstybinės aukštosios mokyklos konkuruoja viena su kita, taip pat su nevalstybinėmis aukštosiomis mokyklomis. Reforma turi būti vykdoma nedelsiant. Įstatymo leidėjas turi nedelsiant užpildyti susidariusi teisinio reguliavimo vakuumą. Taip pat nedelsiant pataisyti aukštojo mokslo įstatymą, kad jis atitiktų šiame Konstitucinio teismo nutarime pateiktą teisės siekti aukštojo mokslo konstitucinę sampratą.